Taip? Nu, regis? Kokia? Alio? Alio? Labas, čia Sandra. Taip. Labas, Sandra, klausyk, tu dirbi plungės spa, taip? Taip. Klausyk, man davo tavo numerį ir aš žiauriai norėčiau, kad aš būsiu savaitgalį plungėje. Ir aš žiauriai norėčiau, kad pas tave aš pasidaryčiau veido valymą. Kas jums davė numerį? Ir nesvarbu, kas davė numerį, tai yra visiškai nesvarbu. Aišku, kad svarbu. Kodėl tai yra svarbu? Nu, todėl, kad yra svarbu. Tai aš tau galėsiu mokėti individualiai, tiesiog man svarbu, kad būtų estetika, kad tai būtų geras veido valymas. Jeigu tu galėtum tai padaryti šį savaitgalį. Savaitgalį tas nedirbu. Aš norėčiau, kad tu dirbtum savaitgalį. Tai norėk, bet aš nedirbsiu savaitgalį. Kas čia per kalba? Ta prasme. Tu nesupranti, aš atvažiuoju į Plungę ir man reikia veido valymą. Nu, tai tu eik ir pasidaryk veido valymą. Aš ateisiu ir aš pasidarysiu, bet aš pasidarysiu pas tave. Tu nepasidarysi pas mane, nes aš nedirbu savaitgalį. Tai šį savaitgalį tu turėtum ateiti ir tu turėtum dirbti šį savaitgalį. Aš neturėčiau, nedirbsiu. Klausyk, tu Nu, nelabai supranti, kas tau skambina. ne, aš nesuprantu. Aš šį savaitgalį aš noriu atsipalaiduoti. Aš turėsiu visą savaitę labai daug darbo, aš turėsiu visą savaitę pristatymus įvairiuose miestuose. Ir aš noriu praleisti savaitgalį Plungėj ir man reikia kosmetologijos. Tu supranti? Tai kosmetologijos pirma. Bet aš noriu tavęs. Man reikia, kad tu man tai padarytum. Man reikia, kad tai padarytum tu. Niekas kitas, tik tai tu. Kas čia juokauja? Čia niekas nejuokauja. Niekas nejuokauja. Jeigu tu galvoji, kad aš juokauju, ateik į darbą savaitgalį ir aš ten būsiu. Tu supranti? Jo, ne, aš tikrųjų kas čia juokauja. Tu galvoji, kad aš juokauju? Taip, aš galvoju, kad jūs juokaujat. Tu galvoji, kad aš nebūsiu Plungėje, tik dėl to, kad aš esu iš Vilniaus, aš negaliu būti Plungėje, aš galiu būti Plungėje, aš galiu būti Klaipėdoje, aš galiu būti Šiauliuose, aš galiu būti visur. Tai tu gal dar Kaune pabūk? Aš Kaune jau buvau praeitą savaitę. Ir jeigu tu padarysi tai, ko aš tavęs prašau, aš tau sumokėsiu asmeniškai ir priedo aš dar duosiu koncerto bilietus į VIP ložę. Tu supranti? Ne, aš, man nejuokinga iš tikrųjų. Man irgi žiauriai Tokie nejuokinga. prikolai. Tai nėra prikolas. Man reikia, kad tu man padarytum kosmetologinę procedūrą. Tai Tai aš tau galiu yra žiauriai pasiūlyti. svarbu, kad tai padarytum tu, Tai aš tau galiu Sandra. pasiūlyti, kas Man reikia, tau... kad tai padarytum tu, Tai aš Sandra. galiu pasiūlyti kitų panelių, kurios tau padarys tą veido valymą, Man jeigu nereikia tas kitų tau veidis. panelių, Sandra. Mhm. Man nereikia, aš mačiau tavo nuotrauką, aš mačiau tavo veidą, tavo kūną. Man reikia, kad man veido valymą padarytum tu. Ne juokinga man iš tikrųjų. Tai nėra juokinga. Tai Ne, yra tai yra labai, juokinga. labai svarbu.
Ne, Tai tai yra padarysi juokinga. būtent tu. Nes niekas kitas, aš nieko kito prie savo veido neprileisiu. Man reikia, kad tai padarytum tu. Nu, tai juk nežinai, kaip aš tą veidų valymą Man tau darysiu. nesvarbu. Man svarbu, kad tai būtų gražu. Tai būtų, kad aš sėsčiau į tą kėdę ir tai būtų gražu, tai būtų estetiška, tai būtų tai, Ką? kad tai būtų... Kas ten kalba? Ką? Kas ten? Brolis. Pasakyk savo broliui, kad man reikia, kad man veido valymą padarytum tu. Supranti? Tu Tai yra nejuokauk. labai, labai svarbu. Tu nejuokauk. Nejuokauk. Aš nejuokauju, aš niekada nejuokauju. Aš nežinau. Man tai yra žiauriai svarbu. Ne, iš tikrųjų, kas juokauja, nes man iš tikrųjų nejuokinga. Aš nejuokauju. Aš po koncertinio turo turiu pasidaryti veido valymą, nes mano oda būna žiauriai pavargus. Ar tu supranti Tai tu pasidaryk tą veido valymą pas Tu ką nors nori, kad kitą. aš pats pasidaryčiau savo veido valymą? Ką? Tu nori, kad aš pats pasidaryčiau savo veido valymą? Tai be manęs yra ir kitų žmonių. Man atrodo, nežinai, su kuo tu kalbėjai. Man reikia, kad man veido valymą padarytum tu. Egi, Ir kur padėt niekas šitą ki- pultą? Palauk. Tu palauk. Aš dabar kalbuosi. Sandra, man reikia, kad šitą dalyką padarytum tu. Žinai, aš tave galiu nukreipti kur nors kitur, jeigu tu labai nori veido valymą. Jeigu tu labai Tu galvoji, kad nori. aš negaliu nueiti į bet kur. Tu galvoji, Tu kad gali manęs, nueiti bet tu kur. galvoji, Aš... kad manęs nepriims, bet kuri kita kosmetologijos bet kas. Nu, aš nežinau, kas tu toks esi ir kas tave ten priims kur. Mano vardas yra Egidijus. Mhm. Ir aš labai norėčiau, kad man veido valymą padarytum tu. Nes man šioje vietoje, man tai turi būti estetiška, man tai turi būti gražu, man tai turi būti tikra. Tai būti tikras veido valymas. Nu, tai aš tau galiu pasiūlyti kitą kosmetologę, kuri tau padarys gražų veidą. Tu galvoji, kad aš Vilniuje neturiu kosmetologijos kabinetų, tu galvoji, kad aš Kaune negaliu nueiti, bet kurį Tai kosmetologijos tu va būtent, tu gali bet kur Aš nueiti. galiu Tai nueiti bet tu... kur. Aš noriu pas tave. Aš noriu, kad tai padarytum tu ir niekas kitas. Nes aš tave mačiau ir Kur tu mane matei? aš tave mačiau Facebook'e. Facebook'e. Taip, Facebook'e. taip. Tu studijavai Klaipėdos paslaugų mokyklą ir man reikia, kad tai padarytum tu ir niekas kitas. Tu supranti tai? Iš kur tu tą informaciją skaitai, gavai, Klausyk. nu, Dabar svarbu yra tik tai, kad veido valymą man turi padaryti tu. Ir man nesvarbu, kiek aš turėsiu sumokėti už tai. Man nesvarbu, kur aš turėsiu važiuoti, bet šį savaitgalį tu turi man tai padaryti. turi tai padaryti. Taip. Aš turiu Taip. galėti tai daryti. Tau, kuriuos nepažįstu, Tu mane pažįsti. Tu nemanau. mane pažįsti. Asmeniškai tave Tu pažįstu. manęs asmeniškai nepažįsti, kad tu mane pažįsti. Aš asmeniškai tave pažįstu. Tu manęs asmeniškai nepažįsti, mes niekada nebuvom susitikę. Bet tu esi mane mačius ir ne kartą, ir ne du, ir ne 3. Nu, kažin. Tu esi mane mačius, tu mane esi girdėjus, tu esi mane jautus. Tikrai. Taip. Mhm. Įrodyk. Tau padainuoti? Padainuok. Aš tau nedainuosiu. Bet aš tau, Nedainuok. bet savaitgalį aš tau pats asmeniškai atnešiu savo naują, aš kaip žąsis ir aš tau asmeniškai jį pasirašysiu. Mhm. Ne, mane nedajokinga iš tikrųjų. Tai nėra juokinga, tai yra Labai. labai, labai, labai
rimta. Ne, iš tikrųjų, jeigu tu tikrai nori veido valymo, Taip. tada tau reikia registruotis, tada aš tave galiu nukreipti pas tą, kuri tau padarys labai gerą. Palauk. Nu. Padarom taip. Aš paskambinsiu jūsų viršininkui ir jisai padarys, kad tu dirbtum savaitgalį. Kaip? Aš paskambinsiu jūsų spa viršininkui ir jis padarys, kad tu dirbtum savaitgalį. Bet aš nenoriu taip. Aš noriu, kad tu pati tai padarytum. Tu pati tai pajaustum. Supranti? Tai tu paskambink tam viršininkui, jeigu tu pažįsti tą viršininką. Man reikėjo pažinoti. Jis mane pažįsta, tai viskas, kas yra svarbu. Tu pati supranti, su kuo tu kalbi. Aš nesuprantu, nes šiaip jūs man nepasakėte, su kuo aš kalbu, kaip aš galiu susivokti. Čia yra Egidijus. Egidijus. Žinai, kiek yra Lietuvoje Egidijų? Dragūnas tik vienas. Juokas, juokais. Tai nėra juokas. Jeigu tu nepažįsti mano balso, jeigu tu nejauti to, kas aš esu, tai yra labai blogai. Bet šį savaitgalį mes šitą dalyką išspręsime. Gerai? Iš kur tu, Egidijau, gavai iš viso mano numerį? Tai nėra svarbu. Svarbu yra tai, kad aš tave mačiau, aš tave pajaučiau ir aš žinau, kad nuo šiol veido valymą man darysi tik tai tu. Daugiau niekas kitas. Aš šitos reikalus darau visą laiką per savo žmonės. Tau aš paskambinau pats. Žinai kodėl? Dėl to, kad aš tave pajaučiau. Aš žinau, kad tu turi... Žiūrėdamas per Facebooką į mano nuotraukas, tu mane pajautė, ne? Palauk biškį. Aš pažįstu žmonės. Klausau. Sandra? Kodėl tavo balsas pasikeitė? Nepasikeitė. Sandra, šį savaitgalį gerai? Ne, negerai. Tada Sandra, aš savaitgaliais nedirbu. Aš tau turiu pasakyti vieną dalyką. Palauk. Tai tu palauk. Sandra? Taip. Zip FM. All I do is party. Radio stotis Zip FM, radistai. Sandrelė, Sandrutė. Taip. Labas vakaras, Sandra, kaip tau sekasi šiandieną? Labas, gerai sekasi. Tau skambina radistai Justas ir mūsų naujas radistų narys dėl to, kad Jonas su Rolandu yra išvykę, tai Evaldas yra šiandienos mano draugas kolega. Mygtukų maigytojas. Tai Sandrut, kodėl tu nesutikai Egiukui padaryti veido valymą? Nes aš savaitgaliais nedirbu. Ir taip atkakliai, taigi čia Egis. Taigi čia jis pats. Egis. A tu žinai, kiek aš Egį pažįstu? O tu... Tai čia tu ne bet koks Egis. Čia Egis. Nu. Egis. Ne, nu aš nežinau, man paskambintų kokia žinoma atlikėja, tai šiai ne tik veido valymą padaryčiau. Ir ne tik savaitgalį. Pavyzdžiui, Starošaitė su savo papais. Paskambino tau. Bet šiaip tai Starošaitė yra labai protinga ir graži moteris. Na, aišku, dėl to nesiginčim. Sandrut. Taip. Tai kaip tau sekasi? O tu turi vaikiną? Kam? Tu turi vaikiną? Ne, neturiu. Jau turi! Aš tavo naujas vaikinas! O kiek tau, Sandrutė, metų su broliu gyveni? Jis trečia kursė. Tai tikrai turi vaikiną. Iš kur ta informacija? Iš ką žinau, atspėjau. Vat matai, žmonės sako visokių šlykščių dalykų apie vyrišką intuiciją, o aš atspėjau. Ir jis ją turi. Gerai, Sandrut, tai pasimatysime Facebook'e, o kol kas aš tau linkiu labai gerą vakarą. Ačiū. O galiu paklausti dar? Ne. Gerai, paklausk. O čia ta prasme, kas čia taip pajokavo?
Zip FM! Zip, 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 zip FM! Gerai, bučkis tau Sandrukį abudu žandus ir gero to vakaro. Sėkmės tau. Gerai, ir jums ačiū. Nu, iki. Iki. Tai va, draugai,